tarsi vėliava nešam, skaisčiai raudoną rožę, savo širdį užsirašom, santarvę, meilę ir grožį, ir tarsi vėliava nešam, skaisčiai raudoną rožę. Bičiuliai, duok ranką, kai rankoje ranka, turėsi pajusti, kad esame. Stipriai palaikyti visi. Išlieka tiesa ir taika, o viena mes niekas, kurį mes jėgam. Bičiuliai, duok ranką, kai rankoje ranka, turėsi pajusti, kad esam jėga. Širdyba išlieka tiesa ir taika, o viena mes niekas, kurį mes jėgam. Klaipėdos tarybos kėdė tai ne sekretorės taburetė. Pasisamdę uosto kraną mes nuversim merą seną. Kai tik gausim minkštą kėdę, pasodinsim savo merę. Tik bendruomenės dėka mes išliksim visada. Mieste šiukšlėms ne vieta. Socialdemokratai tai jėga. Nelabai ilga, bet manau pakankamai naudinga. Mes pristatom Klaipėdos piliečių šauksmą prieš rinkimus. Kadangi tai šauksmas, tai labai trumpas, konkretus ir iš esmės tik tai su reikalingais žodžiais. Pluk į šiukšlės Klaipėdos uoste, su taryba ir kėde, sekretorė su kranu ir bendruomenės balsu šaukia. Gelbėk Lilę, nulibom mūsų pagaliau. Su tema, 7 maži ožiukai žaidžia su mama. Naktys šaltos, naktys ilgos, trūgauja šiaurys. Pro langelį žiūri vilkas beldžias į duris. Įleis košelę, kad širdį gerą. Kaip tave myliu, Čia grįžtu į namą. Ačiū. Tarp kitko ir kapitonų, kada jie čia ateina, tai jie ir prakaituoja, ir nusikeikia. Tai kokiu greičiu eina? Dabar mes greičiu plaukėme viso 25 mazgai, tai jau porą tūkstančių eurų užsidirbčiau aš, jeigu kapitonas tokiu greičiu plaukėme. Na jo, dėl to, kad greitis galimas tik tai 6 mazgai. Nieko neišeis, kad aš čia mokome studentas lauk iš čia ir kitais metais užbaigs. Paskiau galėsite padaryti avariją, kada užbaigsime, dėl to, kad treniruoklės išsijungia, kada avariją padarot ir viskas, bet matysite tada. Dabar jūs bandykite, taip, kažko čia, ar yra kas nors iš vaivoraičių, kuris galėtumėt padėti čia? Man reikia pasišalinti.
širdį naujus klaidos krenta, spalva jų nebalta juoda, jos padarytos neklaida. Nueina jo šarma per galvą, tad šitokia už jas graža, maža ar didelė klaida. Mėly abiturientai, tikrai norisi jums linkėti, kad klaidos būtų mažos, kad jos nepaliktų jūsų gyvenimo kely nei šarma, nei slenkščiais. Žinoma, neišvengsim klaidų. Tam yra pažinimo kelias yra toks dėja, bet norėtųsi, kad tai įvyktų ne dėl jūsų neatsakomybės, ne dėl klaidingo pasirinkimo, arba kitaip sakant, kad jūs tikrai ramia sąžinę galėtumėt pasakyti, kad viską padariau, kas mano jėgose buvo. Ir šią gražią progą tiesiog norėčiau pažymėti jūsų sėkmingiausiai baigusius, pasižymėjusius abiturientus. Šiandien vėjas palankus, mes nupūsime visus! Labadiena visiems! Džiaugiamės matydami jūs išties šią nuostabią rudens dieną, todėl kad šiandieną Klaipėdoje unikalus, niekada dar Klaipėdos istorijoje nebuvęs renginys, kuris yra skirtas bendruomenių metams pasitinkant ir vadinasi Obuolio ir bulvės šventė. Pasiplojam! Mėly klaipėdiečiai, mes šiandien rengiam tokią šventę, artėjant bendruomenių metams. Ir norisi, kad ne tik kaimo bendruomenės telktųsi, bet ir mieste jaustų žmonės bendruomeniškumą. Mes kvietėme dalyvauti namais, organizacijom, kolektyvais, grupėm. Na, tiesiog turėkit tik tai iniciatyvos, norėkit bendrauti. O šiaip, mylieji, tikrai bus puikių kolektyvų, gražių pasirodymų, oras puikus, ragausim bulvienę. Būkim čia ir džiaukimės šitą bendrystę. Su Obuolio ir bulvės švente. Valio! O kaip tauta sako, žmogus ne vien duona ir darbais yra sotus.
Visada lietuviai turėjo gerą būdą, rudenį derlių nuimdavo, visada pasidarydavo šventę. O kaip dabar jaunimas sako, tautai reikia ir tūso. Todėl šiandien mes ragausim patiekalus, bulvienę, obuolių pyragus ir visą kitą. Ir yra iš tikrųjų šventės noras suburti bendruomenės. Labai skani sriuba, gera šventė, geros košės, labai skani sriuba. Labai ačiū už tokią šventę. Ateinantis metai 2016 yra Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti kaip bendruomenių metais. Tai norint išjudinti bendruomenės, kad jos tikrai, ypač mieste, telktųsi ir suvoktų, ką reiškia ir ką gali bendruomeniškumas, kilo idėja pakviesti į labai neutralią šventę, labai žmogišką, labai lietuvišką obuolio ir bulvės šventę. Jo labiau, kad obuolį mes laikom išminties, vaisingumo ir valdžios simboliu. Net Biblija prasideda su istorija apie obuolį. Aš manau, kad mūsų šventė puiki ir tradicija tikrai tęsis. Laukiame kitose šventėse. Aš kaip miesto savivaldybės tarybos narė matau labai daug renginių, kurie vyksta mieste, bet jie vyksta miesto centre, jo viešosiose erdvėse. O pietinė miesto dalis savotiškai yra ir pamirštama. Ir kilo tokia idėja, kad būtent eiti į mikrorajonus, kur yra daugiau apgyvendinti daugiabučiai namai. Ir tuo labiau, kad šita aikštė buvo labai gražiai renovuota, yra padaryti gražūs suoleliai, patogu. Ir tiesiog norėjusi išbandyti mums patiems su renginiu, kad suburti tą bendruomenę, pakviesti klaipėdiečius telktis, dalyvauti. Tai yra pirmas bandymas ir manau, tai yra graži pradžia, tai bus tęstinė šventė ir kitais metais ir patys gyvenamųjų namų gyventojai ir bendrijos ir kolektyvai sudalyvaus, nes jie pamatė, kad yra rezultatas, kad žmonės atėjo, kad gražiai bendrauja, skanūs valgiai, puošnūs stalai, gražus koncertas
Ir mums tiesiog reikia eiti arčiau žmogaus, ten, kur jie gyvena, kad jiems būtų patogu. Išėję iš namų ir šventėje.